Jo, buvo čia kelios vaizdacijos, tarkim, čia viską iškratė, labiausiai domina vaizdacijos, tarkim, ieškojo jų, bet aš jų neturėjau. Tai, iš ko juokiasi ponas Dryžius, iš tiesų yra labai nejuokinga. Tas Jurgutis neva buvo prisidėjęs ten tų daug visokių vaizdų įrašų ir nufilmuodavo, tarkim, tas pasilinksminimų su berniukais ir mergaitėmis ir paskui galėjo šantažuoti tą patį saugumą. Prieš porą savaičių Dryžius paskelbė dar vieną istoriją. Atsirado liudininkų, kurie teigia, kad dar vienoje byloje buvo sunaikinti aukšto pareigūno kontaktų su kelis kartus teistų pedofilų įrodymai. Leonidas Gotlibas yra teismo pripažintas recidivistas, 6 kartus teistas už pedofiliją, tarkim, jo, taip sakant, žmogus su spalvinga biografija ir bene įdomiausias dalykas, tarkim, kad mūsų šaltinių duomenimis šitas žmogus palaikė ryšius su labai aukštais pareigūnais, tarkim, tais buvusiais teisėsaugos Lietuvos ir teisėtvarkos vadais, kurie būtent kontroliavo visas Lietuvos jėgos struktūras. Paskutinė instancija nesunkiai sužinojo, kur saugomos pedofilo Gotlibo bylos. Viena antrajame, kita trečiajame Vilniaus apylinkės teismuose. Kai šita byla buvo pradėta nagrinėti, tarkim, tai to teismo pirmininkui buvo daromas didžiulis spaudimas iš Valstybės saugumo departamento, kad jie įslaptintų, kad būtų nuslėpta nuo visuomenės. Tai policija padarė kratą ir rado visokių vaizdo įrašų. Tai kaip tie vaikai, jie ateina pas tą Gotlibą, ten Gotlibas jam duoda 50 litų, jie ten santykiauja, kad ir nebuvo orališkai santykiauja su to pačiu Gotlibu. Ir įdomiausia detalė, kad, tarkim, kad būtent toje vaizdo medžiagoje yra užfiksuotas būtent tas aukštas labai teisėtvarkos pareigūnas. Ką jis tą daro? Jis sėdi ir žiūri. Ką? Būtent į tuos aktus, tarkim, kurie yra nufilmuoti, tarkim, jo. Paskutinė instancija vyksta į teismą susipažinti su bylos medžiaga. Mūsų žiniomis, teismui buvo perduotos tam tikros videokasetės. Štai liudijimas apie tai. Teko apžiūrinėti Gotlibo baudžiamoje byloje daiktinius įrodymus. Tai būtent nuotraukas ir video medžiaga išimta Gotlibo bute kratos metu. Ir buvo nepaprastai daug tų nuotraukų, visa dėžė, kur santykiauja nepilnamečiai ir patys vienas su kitu, ir Gotlibas su tais nepilnamečiais visokiom pozom ir visokiais būdais, ir oraliniu ir analiniu. Analiniu buvo baisiausios nuotraukos, tų vaikų veidai skausmo iškreipti. Vienoje vaizdajuostėje mačiau didžiai gerbiamą valdžios vyras, kuris stebėjo lytinį aktą Gotlibo su nepilnamečiu. Mes norime jas peržiūrėti. Išvakarėse vyksta susirašinėjimas su generalinė prokuratūra tikslinantis, ar tikrai tuomet, kai pedofilo Gotlibo byla buvo antrajame apylinkės teisme, jam vadovavo Algimantas Valantinas. Gauname atsakymą, jog taip. Teismui tada vadovavo dabartinis generalinis prokuroras, tačiau bylą tyrė ir visus sprendimus priėmė kitas teisėjas. Deja, mūsų aplenkė kolega Dryžius. Antro teismo pirmininkė Rasiukevičienė pavaduotoja atrašė, kad su įdominančia byla nebus leista susipažinti, kadangi byla nagrinėta neviešame teismo posėdėje. Tai yra iš esmės pripažįstama, kad tai yra byla, kuri yra įslaptinta. O dėl buvusio Seimo nario kaip liudininkas toje byloje buvo? Ne, tikrai. Nebuvo, ar ne? Aha, o pavardės jo, kad tenai būtų kur nors ar atsimenat? Aš tai tik tai tiek galiu pasakyti, aš žinau, apie ką jūs čia kalbat, tą bylą, kur ten jo pavardė lyg tai figūruoja ir kažkas tai yra čia trečio teismo žinioj ta byla ir ta byla yra nagrinėta trečiam teisme. Bylą tyręs tardytojas telefonu mums praneša, kad prie bylos turėtų būti ir Gotlibo užrašų knygelės su labai įdomiais įrašais ir adresais. Lekiame į trečiąjį teismą. Labai paslaugios raštinės darbuotojas praneša tą patį. Byla nevieša. Tačiau joje yra Gotlibo susirašinėjimas su vaikų pornografijos klientais Latvijoje, bet jokios užrašų knygelės ten nėra. O po pusvalandžio mums atneša bylos įrodymų, videokasečių sunaikinimo aktą. Rasa grįžta pas kolegą Dryžių ir spėdama pamini vieno buvusio įtakingo politiko, artimo Artūrui Paulauskui pavardę.
Jūsų šaltiniai šitą pavardę sakė? Jo, minėjo šitą pilietį. Ta prasme dėl to, kad jis ir dar jaunystėje turėjo problemų su nepilnametėmis. Toks buvo laikraštis Lietuva Sovietska, jis įrašė 86 metais straipsnį apie audringą jaunystę, kaip jisai, būdamas komjaunimo kažkokio tai jaunimo būrių vadovų, tarkim, jis turėjo, ten taip rusiškai, jeigu taip pacituot, pažodžiu, tai yra turėjau lytinių santykių su nepilnametė, kurios bylais atsituomet tyrė, tarkim jau. Žvelgiant priekabiai, kaip tik iš Artūro Paulausko aplinkos atėjo ir ponia Rimantė Šalaševičiūtė. Ta pati Šalaševičiūtė, kuris smarkiai pagelbėjo Andriui Ūsui jo gynyboje nuo įtarimų iškrypėliškai išnaudojus mažiausiai vieną mergaitę. Ta pati Šalaševičiūtė, kuri ignoravo pikeliškių vaikų patiriamą smurtą, skurdą, badą ir šaltį, net seksualinę prievartą. Jeigu tos vaikų liudijimus pateikia kompetitingom institucijom, kurios spręs, nagrinėti bylą ar ne? Jie jau yra pateikti, bet problema yra tai, mums sako, kad tai Marina ir Marina sąmoningai, va tuos vaikų liudijimus tiesiog tos institucijos juos jų netiria. Galima sakyti daug ką, kad Marina. Ir sako, kad netiria dėl to, kad, žodžiu, ponia Kuprienė yra jūsų padėjėja ir su jumis susijusi. Nežinau. Marina, jie ne Marina, tai ne mano reikalas. Mes šiteisės saugos darbą nesikišame. O su tais vaikais nenorėtumėt pakalbėti? Aš netyrėjęs. Čia tegu nagrinėti tos vaikų problemas tie, kuriam priklauso nagrinėti. Kupriai, Ūsas, iš baudžiamosios bylos ištrintas Artūro Paulausko bendražygis ir Vytauto Pociūno susektos aukštų saugumiečių orgijos. Valdžios vyrų ir moterų šlykščios paslaptis, kurios paverčia juos marionetėmis. Ką prieš visą šitą galybę reiškia sužaloto ir įbauginto vaiko liudijimas? Ir ar yra mūsų valstybėje sveikų jėgų, valdžios vyrų ir moterų arba eilinių piliečių, kurios galėtų užstoti silpnai? Likite su Lanka. Viso gero.